Treneri, kokį įspūdį jums paliko jūsų komandos žaidimas šitame turnyre? Pamatėme ir tas savo silpnasias vietas, kurias į tokį turnyrą ir turi duoti atsakymą, taip kad vakar varžybose, kada yra nuovargis, kada yra dvi varžybos iš eilės, kada reikalingos tos labai valinės savybės. Nesugebėjome paprasčiausiai viens kitam padėti, pastumti ir pats viduje kiekvienas pasistumti. Taip kad to labai pritrūko, to tokio mentaliteto, tokio laimėtojų, galima sakyti. Ir tas, kad esame dabar pavargę, esame po fizinio parengimo treniruočių, stovyklų ir taip toliau, tai negali būti pasiteisinimas, bet labai džiaugiuosi vyrų reakcija šiandien, todėl kad tikrai tai parodė, kaip reikia žaisti, kaip galime žaisti ir kokiu lygiu galime žaisti. O kaip jums atrodo, tas nugalėtojų mentalitetas, jis vystosi, jis po šių rungtynių didesnis? Jisai žinoma vystos ir bus tas, aš manau, po treniruotės, dabar pradėsim, jau treniruosimės tik tai salėje, visos treniruotės bus, nebebus nei stadiono, nieko, taip kad treniruotės salėje ir varžybos, taip kad trūksta mums to dar savitarpio supratimo, ypač kritinėse situacijose, kada yra rezultatas lygus, kada reikia būtinai pelnyti taškus. Nes aišku, tai yra normalu, nes komanda yra nauja, bandome įvairius variantus, kaip galime žaisti, taip kad truputį kartais kažkas pasiteisina, kažkas nepasiteisina. Taip kad dabar grįžta vyriausias treneris, taip kad Dirkas ketvirtadienį bus, pradėsim treniruotės ir viskas bus. Treneris sudėlios taškus ant jį, kur reikia tas smulkes detalės, kurias kaip jisai mato, kaip jisai nori. Bet ir pats paminėjot, kad komanda yra visiškai nauja, labai daug naujų krepšininkų, labai daug išėjo. Kaip klijuojasi tas kolektyvas? Kiek dar jaučiasi tai, kad iš tikrųjų reikia sucementuoti stipriai tos visus naujus žaidėjus, kurie tarpusavyje vienas su kitu dar nežaidė iki tol? Tai jaučiasi labai, kaip ir kiekvienoje komandoje turbūt. Aišku, labai džiugina mikroklimatas komandoje, tikrai yra vyrai labai darbingi, labai jokių negalima turėti nusiskundimų nuo jų noro, darbo, treniruotėse, stovyklų visų metų, taip kad čia yra pagrindinis dalykas. Kitas dalykas, kas išeina aikštelėje, kas neišeina. Taip, vakar bandėme kažkokius dalykus naujus, kai kas nesigavo, kai kas gavosi, šiandien žymiai geriau gavosi. Ir kai darėm dalykus, kuriuos daugiau dirbome treniruotėse, taip kad, tam reikia laiko, aišku, bet esu labai optimistiškai nusiteikęs, tikrai patinka pats darbas, daromas treniruotės. Lietuvos Ryto gerbėjai labai daug tikisi iš Omaro Kuko ir jūs pats spaudoje buvot pasakęs, kad šitas žaidėjas bus labai svarbi komandos dalis. Kaip jam šitam turnyre sekės vadovauti komandai? Kaip jisai atrodo prie kitų komandos žaidėjų? Kaip sekasi diriguoti puolimui? Manau, susitvarkė jisai su savo rolė. Kai kuriuose situacijose labai gerai buvo ir taisytinų situacijų, tačiau sakau, čia tas turnyras ir skirtas tam, kad pamatyti savo gal silpnas vietas, kam reikia dar padirbėti. Taip kad pralaimėjome vakar, pralaimėjimas, niekas nenori pralaimėti, visi nori laimėti, tačiau po pralaimėjimo visada ištraukiami geriau išanalizuojama pralaimėjimas ir dirbama tam, kam reikia dirbti. Pabaigai jau sezonas ant nosies, spalio 1-ąją jau žaisite Eurolygos kvalifikacijoje, rugsėjo 28-ąją Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Ar jau analizuojate Rygos VEF, kiek stipriai ruošiatės tai kvalifikacijai? Kol kas ne, kol kas su Tarvydas buvo nuvažiavęs, stebėjo vienas varžybas Kaune, bet irgi stebėti, kai komanda žaidžia be keletos svarbių žaidėjų, tai yra vienas dalykas. Taip, mes irgi dar čia nebuvo Tepičiaus ir Renaldas iš rinktinės grįžta, taip kad irgi dar turėsime kitą rotaciją pas save komandoje, taip kad jie irgi tokia problema yra, irgi rinktinės žaidėjai, 3 žaidžia rinktinę, taip kad aišku, žiūrim, analizuosim. O tie nežaidė Šeškus, Tepičius ir Dambrauskas, kada jie galės rungtyniauti? Dambrauskas yra pasiruošęs rungtyniauti, tačiau taip rotacijoje įsidėliojom, kad šitame turnyre nesigavo jam laiko, o Tepičius prisijungs ketvirtadienį prie komandos treniruočių, o Šeškus turėtų jau šio mėnesio pabaigoje prisijungti prie komandos irgi.